Sveiki, mėlyjei. Na, kaip gyvuojate, kaip tas užtemimas? Ar labai veikia? Na, įvairiausių nuomonių turiu, vieni sako veikia, kiti jaučia įtampą, kiti prastai miega, sapnuoja, kitiem visiškai gerai sekasi, visiškai puikiai ir jie visiškai nekreipia dėmesio, čia kaip ir gyvenime, mes visi skirtingai reaguojam, skirtingas situacijas. Taigi negali pritaikyti vieną modelį visiems. Na, aš šiandien ne apie kulinariją, aš apie astrologiją, truputuką pasidalinsiu, artėja kitą savaitę dalinis mėnulio užtemimas. Tai pasibaigs tas koridorius su daliniu mėnulio užtemimu, tai yra mūsų tokia didžioji pilnatis šią vasarą. Ji bus žuvų zodiako ženkle, tai jisai mus toksai, emociškai bus pakankamai stiproka pilnatis, nes vis tiek žuvų zodiako ženklas, jis jautrus, jis toksai intuityvus, emociškai, empatiškas, na ir toksai bus jausmas, kad turėtumėm kažką paleisti. Tai kiekvienas iš jūsų galite mane kreiptis arba patys mėginti, pasižiūrėti, kokią sritį jums aktyvuos ta pilnatis, ką laikas paleisti, ką ir apskritai per šį užtemimą jaučiate labai slegia jūs, kokios temos slegia. Dalinkitės, rašykite man, panagrinėsime, galbūt laikas mums individualiai susitikti, pasižiūrėti jūsų gimimo horoskopus, gal išgyvenat kažkokį sudėtingą periodą, gal norit apsispręsti, ar apskritai, tas rugsėjis visada yra tas nauja pradžia, tai yra nauja pradžia kaip žinių artėjanti, ar ne, tai tas baigsis užtemimas ir mes vis tik ir norim įeiti tą rugsėjį, tokie pailsėję, ar ne, nepervargę, tos įtampos. Na ir mes puikiai galim tai matyti gimimo horoskope, kur šiuo metu mūsų įtampos, kur reikėtų mums labiau paleisti vadeles, kur reikėtų labiau susijimti. Apskritai kreipiasi mane atlikti tokius soliarus ar ne metinės prognozės, kuriuose mes jau matome, kokie šie metai. Gal reikia labai atkreipti savo mitybą, gal reikia atkreipti sveikatą. O gal kaip tik šie metai labai tokie impulsyvūs, stiprus ir tu gali labai kalnus nuversti, turi labai daug energijos, tai tada nesnaust reikia veikti. Tai kreipkitės, kam reikia, padėsiu, galiu individualiai teikti konsultacijas, kas kam aktualu. Ir jei jauti, kad tau yra prikaupę ant tiek maks visko, ar ne, ir tiesiog esi pasimetę šiame kelyje kartais, net ir aš pati kartais nežinau, kodėl mane šitaip traukia, ar ne, kodėl šiame etape aš taip jaučiuosi. Aš labai dažnai pasižiūriu savo gimimo horoskopą ir aš pamatau tą dieną, kas vyksta. Galbūt šiandien neleisti savo, neperspausti savęs, galbūt aš galiu atidėti rytoj, o galbūt aš šiandien padarysiu sprendimą ryte, o vakare aš visai kitaip jausiuosi, ar ne? Tai kreipkitės, kam reikia, padėsiu.